Labadiena, esu verslo valdymo sistemų konsultantė ir šiandien jums pristatysiu darbo laiko apskaitos funkciją personalo skaita programoje. Personalo skaita programoje galima vesti visiškai pilną darbo laiko apskaitą ir naudotis įmonėje reikiamomis funkcijomis nuo darbuotojų grafikų sudarimo iki tabelių pildymo. Dažniausiai kompanijos naudojasi kalendorių pagalba ir darbo laiko apskaitą iš karto veda į tabelius, todėl pirmiausia kalbėsime būtent apie kalendorius. Prieš pradedant dirbti su darbo laiko apskaita, pirmiausia yra pageidautina persižiūrėti švenčių ir perkeliamas dienas. Čia jau matote sąrašą švenčių, kurios Lietuvoje yra nedarbo šventės. Tai tokios šventės kaip Kalėdos, Tarptautinė darbo diena, Nepriklausomybės diena yra neslenkančios, todėl atsidarius jų kortelės viduje matome, kad jos yra įvestos vieną kartą darbo su programa pradžioje ir pažymėtos varnele kaip neslenkančios šventės dienos. Tai reiškia, kad kiekvienais metais jos bus traukiamos į darbo laiko apskaitą ir žymimos kaip šventinės dienos. Tuo tarpu tokios dienos kaip Velykos yra keliamos šventinės dienos ir jų šventės yra nežymimos varnele, tai yra slenkanti šventės diena, įsivedama jų žinoma data, pasižymimas pavadinimas, nurodoma, kokio tipo tai yra diena, na ir varnelės mes čia nežymėsime. Jeigu reikėtų įsivesti naują, tai galima padaryti paspaudus mygtuką naujas įrašas ir nurodant reikiamus duomenis. Susitvarkius švenčių dienas, reikėtų persižiūrėti ir tabelio dienų tipus. Programoje jau yra nurodyti standartiniai tabelio dienų žymėjimai ir kai kurie papildomi. Dažniausiai naudojami tabelio žymėjimai, tokie kaip kasmetinės atostogos žymimos A, faktiškai dirbtas laikas FD, švenčių dienos S, na ir kiti standartiniai žymėjimai. Esant poreikiui, programos vartotojas, atsižvelgdamas į įmonės poreikius, sąrašą gali papildyti jam reikalingais žymėjimo būdais. Tam reikėtų spausti naujas įrašas, nurodyti kodą ir čia maksimaliai galima 2 simbolius nurodyti, taip pat nurodyti pavadinimą. Na ir apačioje užsidėti varnelę. Jeigu nurodysime darbo diena, tai reiškia, kad šis tabelio dienų tipas bus traukiamas į darbo laiką, net jei tai yra darbas naktį. Tuo tarpu darbas naktį varnelė reiškia, kad šis tabelio dienų tipas turi darbo naktį požymį. Jeigu uždėtos abi varnelės, tai mes turime tokį tabelio žymėjimą kaip darbas naktį. Jis patenka į darbo laiką ir nurodo požymį naktinio darbo. Dabar kur nežymimos varnelės, tai tokie tabelio žymėjimai, kurie visiškai nepatenka į darbo laiką. Tarkim, tėvystės atostogos yra nežymimos ar ne, tuomet karinė tarnyba ir panašus tabelio žymėjimai. Tai ten, kur mums reikia tabelyje nusirodyti, kur tas asmuo yra, bet neįtraukti į darbo laiką. Susitvarkius tabelio dienų tipus, persižiūrėjus šventinės dienas, mes galime sukurti kalendorių. Tam einame darbo laiko apskaita, kalendoriai ir darbo pradžioje jūs matysite 2 kalendorius. Tai yra 5 dienų 40 valandų darbo savaitė ir 5 dienų 20 valandų darbo savaitė. Na ir pas mane lange jūs matote tuos kalendorius, kuriuos aš turiu susikūrusi ir naudoju šiuo metu. Mes sukursime naują kalendorių, spaudžiame naujas, įsivedame mums suprantamą kodą ir pavadinimą, tai gali būti tiek pagal laiką žymimas kodas, tiek pagal pamainas ar skyrius ar kitus požymus. Svarbu, kad aprašas būtų suprantamas kompanijai
kurį kalendorius naudos. Šiuo atveju aš noriu sukurti 7 darbo dienų ir 3 poilsio dienų kalendorių. Taip ir nurodau, tokį kodą ir nurodau, kuris man yra aiškiai suprantamas. Ir pavadinime lygiai taip pat pasižymiu taip, kad man būtų aiškiai suprantama. Galiu rašyti pilnus pavadinimus, galiu rašyti trumpinius, vėlgi, kaip kam patogiau. Tuomet nusirodau datą, nuo kada tas kalendorius galios. Tarkim, aš noriu, kad jis galiotų nuo spalio 1 dienos. Čia dar matome pasirinkimą nenaudojimas, tai uždėjus varnelę tas kalendorius nebus galimas naudoti. Na ir grafikų kodą. Jeigu kompanija neturi grafikų modulio, tai grafikų kodo eilutės ji ir nematys. Mes spaudžiame išsaugoti. Na ir turime išsisaugojus naują sukurtą kalendorių. Sukūrus naują kalendorių, jį reikia priskirti konkretiem darbuotojams. Tam einame kadrai darbuotojai ir čia matome krūvą turimų įmonėje darbuotojų, tačiau mes šiandien dirbsime su 13 tabelio darbuotojų. Spaudžiame kortelę paskirimai ir matome, kad rugpjūčio mėnesį jis jau buvo paskirtas kalendoriui 40 valandų per mėnesį. Mes spausime naujas įrašas. Na ir automatiškai nuo spalio 1 dienos pasižiūrime, kad pilna darbo diena, jam priskirsime naujai sukurtą kalendorių bei išsaugosime. Na ir paskirimuose matysite visą istoriją, kokia buvo šio darbuotojo. Priskyrus kalendorių konkretiem darbuotojams, jeigu reikia ir kitiems galima, užpildysime planinius periodo kalendorius. Tam spaudžiame sistema, periodai. Šiuo metu aktyvus periodas yra spalio mėnesio, mes su juo ir dirbame, tačiau čia matote krūvą kitų periodų. Dalis jų yra užrakinta, dalis uždaryta, susikurta ir tolimesnių periodų. Svarbiausia, kad dirbtume su tuo, kuris pažymėtas aktyviu. Viršui pasirenkame prie kalendoriaus mūsų naujai sukurtą 7 darbo dienų ir 3 poilsio dienų kalendorių. Toliau matome, kad galima spalvinti kalendorių pagal tai, kokios tai yra darbo dienos. Tarkim, aš pasirinkau išeiginę geltoną, darbo diena žalia, šventinė raudona. Jeigu pasižiūrėsime į tuos mėnesius, kur yra šventinių dienų, tai tarkim lapkritį jau matome nuspalvintą raudonąją. Gruodį čia jau bus kalėdos, ne? Bet mes dirbame su spalio mėnesiu. Na ir dabar mes galime pasirinkti, ką toliau daryti. Standartinis klavišas mums sako, kad galima palikti tuščią kalendorių. Programa gali jį automatiškai užpildyti 5 darbo dienas po 8 valandas, 5 darbo dienas po 4 valandas arba pagal grafiką. Mes pasirinkame tuščias ir užpildysime kalendorių rankiniu būdu. Tai reiškia, pelės pagalba mes pirmiausia susižymėsime, kiek dienų yra dirbamų, 4, 5, 6, 7, na ir tuomet sudėsime, kurios yra nedirbamos. Tiesiog spustelime pelės pagalbą ir nusispalviname dienas. Štai taip nuspalvinus dienas, apačioje reikėtų surašyti, po kiek valandų per dieną darbuotojai dirbs vadovaudamiesi šiuo kalendoriumi. Aš noriu, kad darbuotojai dirbtų po 8 valandas, todėl čia pasižymiu pelė ir paspaudžiu reikiamą valandų skaičių. Per klavišus galima keliauti arba žymintis pele ir įrašant klaviatūrą, arba tab klavišo pagalba.
Taip susižymime visas reikalingas dienas. Užsipildome planą ir turime planinį periodo kalendorių. Galima uždaryti langą. Kalendorius išsisaugo. Na ir tuomet belieka užsipildyti pagal susikurtą kalendorių tabelį. Dabar koks yra tabelio žymėjimas, koks yra naudojamas tabelis priklauso nuo konfigūracijos reikšmės. Tai tam sistema konfigūracija, sisteminiai parametrai, pasižymime tabelis, matome, kad tabelio reikšmė yra 0. Jeigu čia būtų skaičiukas 1, tuomet tabelis būtų naudojamas suminis, o jeigu reikšmė yra 0 arba yra palikta tuščia, tai naudojamas paprastas tabelis. Šitą lauką mes uždarome, tik tai pasižiūrėjome, spaudžiame darbo laiko apskaita, renkamės mūsų naudojamą tabelį, pasižiūrime periodą, na ir aišku asmenį. Ir įrankių pagalba mes galime sukurti naują periodą, sukurti kelis periodus, užpildyti standartinį tabelį darbuotojų grupiai visiems, performuoti tabelį už laikotarpį, panaikinti tabelį visiems. Šiuo atveju, kadangi mes turime jau kitą, mes tiesiog jį performuosime, na ir matome, kad sukrito tokie laikai, kaip mes sužymėjome. Raudonos dienos nurodo standartiškai savaitgalio dienas. Ką mes dar galime padaryti, jeigu reikia, galime pataisyti ranką, tiesiog spustelėjus, dadėti tabelio žymėjimus, pakeitimus ir jeigu reikia, tokio mygtuko printeriuko pagalba atsispausdinti vieno darbuotojo arba kelių darbuotojų tabelius. Tai čia matote ataskaitą, kurią galima koreguoti, redaguoti ir pritaikyti kliento poreikiams. Taip atrodo kalendorių pagalba, o dabar grafikai. Grafikai iš esmės yra reikalingi ir sudarinėjami apskritai visose įmonėse. Ta nurodo darbo kodekso 147 straipsnis, kuris apibrėžia darbo laiko režimą. Grafikai yra sudarinėjami ateinančiam mėnesiui ir patvirtinami ne vėliau kaip 2 savaitės iki grafikų įsigaliojimo. Iš esmės tai reiškia, kad už personalo apskaitą atsakingas asmuo kas mėnesį turi paruošti visiems įmonėje dirbantiems darbuotojams jo darbo planus. Mano praktika rodo, kad grafikai įmonėse dažnai sudarinėjami net keliems mėnesiams į priekį. Ypač jei darbo laiko režimas yra stabilus, jeigu nesikeičia arba keičiasi labai menkai. Jeigu darbuotojai dirba pastoviu grafiku, pavyzdžiui, dažniausiai pastovius ir nekintančius grafikus turi administracija. Na ir pavyzdžiui gali būti ir prototechnika, kai didžioji dalis darbuotojų dirba stabiliomis nuo 8 iki 5 darbo valandomis. Grafikų sudarimui prototechnika turi atskirai įsigyjamą grafikų modulį, kuris vadinasi slenkantys grafikai. Jo diegimas iš tikrųjų yra imlus laikui. Pradinėme pasiruošimo etape užtrunka apsirašyti grafikų laikus, pasiruošti skirtingus grafikus. Tai ką mes darome jau turėdami modulį, tai pirmiausia pasižiūrime švenčių ir perkeliamas dienas, pasitikriname tabelio dienų tipus, jeigu reikia šiuos sąrašus 2 pasipildome reikiamais įrašais. Na ir toliau reikėtų susikurti grafikų laikus. Tam einame į darbo laiko apskaitą, grafikų sudarimas, grafiko laikas. Pradėjus dirbti su moduliu, ši lentelė yra visiškai tuščia. Čia matote grafikų laikus, kuriuos aš naudoju ir kurie yra pritaikyti mano darbuotojam, taip vadinkim, tęstiniam aišku. Kiekvienas grafikas tai susideda iš laikų, tai yra kiekviena skirtinga grafiko darbo ir poilsio diena turi būti aprašyta iš anksto.
Tai kiekvieną šitą įrašą galima panaudoti keliose skirtingose grafikuose. Na ir tikriausiai reikėtų pažymėti, kad būtina susikurti ir poilsio dienos įrašą, kuris apimtų visą parą, tai yra laikas nuo 00:00 iki 23:59:59. Tai tikriausiai matote, kad 1 sekundė yra skiriasi, tiesiog jeigu rašysite vienodą laiką, programa neleis tokio laiko užrašyti, na ir negalėsite teisingai apsirašyti poilsio dienos. Dabar, norint sukurti grafiką, jūs turite grafikų laikus, aišku, jūs turite 2 pasirinkimus, galite sukurti naują įrašą arba kopijuoti jau esamą. Jeigu kopijuosite esamą, jūs tiesiog matysite tai, kas buvo senajame įraše, tik reikėtų, aišku, pasikeisti į unikalų kodą, pavadinimą, na ir paredaguoti tai, ką jums reikia. Mes kursime naują ir, tarkim, mūsų darbuotojas dirbs darbo dieną nuo 11 iki 20 valandos. Tai taip mes ir susivedam. Darbo diena 11:00 20:00. Nusirodome, kad tai yra darbo diena, ne savaitgalio, ne šventės. Na ir čia paskui galėsime įsirašyti darbo valandų skaičių. Dabar, kad apsirašyti tą grafiko laiką, mums reikia apsirašyti ir pačią dieną. Tam mes pirmiausia turime įsitraukti tabelio dienos tipą, tai tam spaudžiame mygtukus, taškelius mygtuką. Na ir čia pasirinkama, kokio tipo ta diena bus. Šiuo atveju mes rinksimės faktiškai dirbtą laiką, bet jeigu tai būtų darbas naktį, mes galėtume pasirinkti darbo naktį, tabelio tipą, galėtume pasirinkti budėjimą darbe, ar ne, ar bet kurį kitą tipą, kokio mums reikia. Šiuo atveju mums tikrai reikia faktiškai dirbto laiko, na ir matote, kad reikia nurodyti laiką nuo iki. Spaudžiame F3 klavišą ir nusirodome, kad darbuotojas dirba nuo 11 ir atrodo, čia galėtumėm rašyti 20, ar ne? Tačiau ne. Nurodant ir aprašant grafikų laikus yra būtina nurodyti laiką be pertraukų. Tai reiškia, kad mums reikės sukurti tiek įrašų eilučių tiek, kad nurodytų visą laiką, tačiau būtų išminusuotos pertraukos. Darbuotojas dirbantis nuo 11 ryto iki 20 vakaro tikrai turės pietų pertrauką. Todėl mes nurodome, kad darbuotojas pirmiausia dirbo nuo 11 iki 15 valandos. 4 valandas matome, na ir tuomet su pele žemyn pavažiuojame, spaudžiame vėl F3 klavišą ir tuomet nuo 15:45 iki 20 valandos jis dirbo toliau. Mes išmetėme 45 minutės pietų laiko. Jeigu jis turėtų daugiau pertraukų, mes darytumėme dar vieną įrašą ir nurodytume, kad jisai, dar papildomai pietavo ar turėjo poilsio laiko. Šiuo atveju mes pasiskaičiavome, kad jisai dirbo 8:25. Na ir čia dar kartą persižiūrėjus, matome, kad valandos užsipildo automatiškai. Tuomet belieka įrašą išsaugoti ir mes turime grafiko laiką. Dabar, jeigu darbuotojas papildomai dirbtų dar kažkokiamis kitomis dienomis, kitokiu laiku, reikėtų susikurti naujus papildomus įrašus. Kai mes turime grafiko laiką, mes galime jau sukurti patį grafiką ir susidėlioti taip, kaip mums reikia. Spaudžiame, čia galima spausti naujas, galima vėlgi kopijuoti
mes kursime naują, mes nusirodysime, kad tai yra 7 darbo dienų ir 3 poilsio dienų grafikas. Nusirodysime grafiko pavadinimą. Tokį, koks mums yra suprantamas, kad jisai dirba nuo 11 iki 20 valandos, jeigu taip reikia, ar ne, jeigu norime. Na ir toliau reikėtų atkreipti dėmesį, kad galima pasižymėti, kad tai yra nepertraukiamas grafikas arba nenaudojamas. Na, nenaudojamas grafikas, kaip ir viskas aišku, mes pasižymim nenaudojamas ir jisai tiesiog yra niekur nenaudojamas. Tai jeigu taip nutinka, kad kažkuris iš sukurtų grafikų, kaip čia matote, ūkio skyriaus pamainos grafikas yra ar ne, nebenaudojamas, jis taip ir pažymėtas. Gerai, tai jeigu mes pasižymėsime varnelę nepertraukiamas grafikas, tai reikš, kad grafikas bus sudėliotas užpildant ir švenčių dienas. Ir darbas vyks nepertraukiamai. Kada tokius grafikus naudoja? Tai naudoja tokios įmonės ir įstaigos, kuri darbas vyksta nepertraukiamai. Tarkim, gamyklose, baruose, naktiniuose klubuose, renginiuose kažkokiuose, ar ne, parduotuvėse pagaliau. Nepaisant to, kad atėjo šventinė diena, darbas vis tiek turi vykti ir vyksta. Tai pasižymim, kad visgi tai yra mūsų nepertraukiamas darbo laikas, na ir tuomet galime susidėlioti darbo laikus. Tai apačioje lentelėje užsipildom pirmas numeris, grafiko laiko kodą spaudžiame su taškeliais mygtuką, na ir pasirinkame tą kodą, kurį mes susikūrėme. Nurodome, kad tai yra D darbo diena. Na ir darbo dienos tipo pavadinimas jau susipildo automatiškai. Dabar, kadangi darbuotojas dirba 7 dienas ir turi 3 poilsio dienas, tai mums reikia nurodyti ir antrą. Su klavišo žemyn mygtuku mes nurodome ir antrą tokią pat dieną. Na ir nurodome trečią. Jeigu tai būtų skirtingas laikas, skirtingi kodai, skirtingas kažkas, tai kažkas skiriasi, ar ne, mes galime tiesiog įtraukti ne šitą darbo laiką, o va tokį. Jeigu tai numato mūsų grafikas, bet mūsų grafikas numato, kad jisai 7 dienas dirba vienodų laikų. Ir niekas pas jį nesikeičia, todėl ir įsitraukiame 7 dienas. Turime 6 ir 7. Dabar neužtenka nurodyti tik tai darbo dienas, reikia nurodyti ir mūsų turimas 3 poilsio dienas. Ir kaip atsimenate, tam mes jau turime poilsio dienos įrašą. Ir jį pasižymime, ne čia, jį pasižymime kaip P, o čia nurodome poilsio dieną. Ir taip pat nurodome tiek, kiek jisai poilsio dienų turi. Štai taip. Tikriausiai reiktų pažymėti, kad grafikas susideda iš tiek eilučių įrašų, kiek yra pasikartojančių intervalų. Tai yra vienas intervalas turi sudaryti tiek įrašų, kiek yra darbo ir poilsio dienų. Po to, kai baigsis ar ne paskutinė poilsio diena, tas intervalas mūsų vėl kartosis ir grafikas vėl bus darbuotojo grafiko atvaizdavimą nurodytas lygiai taip pat.
Tai mes dabar susikūrėme, spaudžiame išsaugoti ir matome, kad yra grafikas su tokia plytele, tai reiškia, kad tai yra nepatvirtintas grafikas ir programa mums neleis formuoti kalendorių. Bei mes klaidos pranešimą. Taip pat mes turime nepatvirtintą grafiką dar vieną ūkio pamainos skyriaus, tačiau tikriausiai jisai buvo nebenaudojamas ir galėtumėm jam uždėti varnelę kaip nenaudojamas. Ką ir kaip reikėtų patvirtinti? Tai šone mes turime darbo grafiko patvirtinimas, paspausim šitą mygtuką ir mūsų grafikas taps patvirtintu. Patvirtinti grafiką gali ir paprastas vartotojas, ne sistemos administratorius, jeigu tam turi teisės ar ne, bet atšaukti patvirtinimą gali tik sistemos administratorius. Jeigu jūs norėsite redaguoti patvirtintą grafiką, jums bus metamas klaidos pranešimas. Kai mes grafiką apsirašėme, pasitvirtinome, turime dar tokias funkcijas kaip darbo laiko keitimas ir darbo laiko trumpinimas. Tai kitaip grafikų koregavimas. Dabar darbo laiko keitimas reiškia, kad jeigu darbuotojai priklauso dirbti poilsio ar švenčių dienomis, mes programoje galime sudaryti 4 grafiko laiko keitimo atvejus, nurodyti, į kuriuos tabelio žymėjimus bus keičiami darbo laiko žymėjimai, kai dirbama poilsio arba švenčių dienomis arba naktimis. Grafiko laiko keitimas galimas tik kalendoriams su nepertraukiamais grafikais. Tai darbo su programa pradžioje šis langas vėlgi bus tuščias. Na ir čia matote mano apsirašytus grafiko laiko keitimus. Mes tiesiog susirašome kodą, susirašome pavadinimą, nurodome, kaip bus žymimas tabelio dienų tipas, nusirodome, kokia tai yra diena, na ir pasižymime, kuris tabelio žymėjimas tam laiko keitimui priklauso. Tai pavyzdžiui, darbas poilsio dieną reiškia, kad jeigu esant nepertraukiamam grafikui darbuotojas dirba dieną, jo kalendorijoje pažymėta kaip poilsio diena, tai tabelyje darbo laiko žymėjimas bus užrašomas toks, koks nurodytas tabelio dienų tipo laukelyje. Na ir taip toliau. Tai mes čia turim tokius 4 pagrindinius. Kaip galima pakeisti ar ne. Ir dar turime funkciją, kad darbo grafikai, darbo laikas gali būti trumpinamas. Na ir trumpinamas jis paprastai yra prieš šventinės dienas. Darbo su programa pradžioje jūs matysite, kad bus kelios pagrindinės dienos, kuriomis 1 valanda sutrumpinamas darbo laikas. Tai trumpinamas, tarkim, prieš vasario 16, prieš naujuosius metus ir panašiai. Ir jeigu atsidarysime viduje, mes matysime sužymėtus tuos grafikus, kuriems galioja šitas trumpinimas. Tai tarkim, aš dar noriu, kad galiotų mūsų naujai sukurtam grafikui trumpinimas prieš vasario 16. Jeigu aš noriu, kad prieš naujus metus galiotų, aš vėlgi paimu ir uždedu varnelę, kad galios prieš naujus metus ir taip toliau. Tai čia galima tų įrašų trumpinimo susikurti tiek, kiek reikia ir susižymėti tuos grafikus, kuriems toks trumpinimas priklausytų. Toliau darbo laiko apskaitoje, jeigu mes dirbam su grafikais, kurtumėme kalendorius. Mes jau turime vieną susikurtą kalendorių, tai jį mes tiesiog pakoreguosime ir grafiko kodo eilutėje nurodysime mūsų susikurtą grafiko laiką bei paspausime išsaugoti. Na ir toliau kalendorių priskirtume darbuotojui. Mes galime pasižiūrėti kadrai darbuotojai. Mūsų šitam darbuotojui kalendorius jau yra priskirtas. Ar ne? Galime
pasikoreguoti ir pasižiūrėti. Ir kadangi nieko netaisom, galima atmesti. Galima pridėti papildomam darbuotojui, tarkim 12 tabeliui, papildomai naują kalendorių susikurtą, kad jis irgi taip dirbs, tik gal ne nuo spalio, o nuo lapkričio 1. Na ir keliaujant toliau, kai jau sukūrėme kalendorius, jiem priskyrėme grafikus, galima pasižiūrėti kalendoriam priskirtus grafikus, ar ne, galima pasižiūrėti, ką mes dar turime. Dar turime darbuotojų grafikų grupės. Tai grafikų grupės yra skirtos sudaryti darbuotojų sąrašams ir nurodyti už darbuotojų grafikų pildymą atsakingus asmenys. Tai tam spaustumėm naujas, na ir susivestumėm grafiko grupės kodą, pavadinimą, atsakingą asmenį, kuris pildys grafikus ar ne. Na ir toliau reikėtų pasirinkti sąrašas ir čia pasirinkti iš sąrašo. Jeigu paliktumėm tuščią, ar ne, ir pasirinkti skyrius. Jeigu nurodoma skyriai, tai kurio darbuotojams bus pildomi grafikai, ar ne? Tai tarkim, mums reikia gamybos skyriui sukurti grafikus, mes ir nurodome skyriai, kai išsaugosime, bus sukurtas gamybos skyrius ir jam priskirti gamybos skyriui priskirti darbuotojai. Tai čia galima pasižiūrėti, ar ne, mes nurodėme skyrių ir tam skyriui priskirti darbuotojai automatiškai atkeliauja čia, todėl priskirinėti atskirai darbuotojų nebereikia. Na ir čia sąrašas yra tiems, kurie šiuo metu dirba nurodytame skyriuje. Na ir galima pasirinkti palei darbuotojus ir tuomet rankiniu būdu, jeigu čia rinksimės ne skyrių, o sąrašas, rankiniu būdu surinkti darbuotojus į grupę, kaip yra patogiau. Taip, tuomet mes šitą lauką uždarome. Na ir užpildome planinis periodo kalendorius, tai pasirenkam periodas 10. Čia galima pasižiūrėti mūsų kalendorių 7 darbo dienų. Mes jį jau susipildėme, bet galime paspausti pagal grafiką. Na ir automatiškai užsipildo pagal grafiką. Kas pasikeičia, tai pasikeičia, tikriausiai atkreipė dėmesį, kad ten buvo susipildžiusi rankiniu būdu po 8 valandas, o čia atkeliavo 8:25 ir užsipildė palei grafiką taip, kaip turėtų būti. Na ir galiausiai mums liko sudaryti darbuotojų grafikus. Keliaujame darbo laiko apskaita, grafikų sudarimas, darbuotojų grafikai. Na ir čia matote darbuotojų grafikus pagal skyrius, kurie buvo sudaryti prie grafikų grupių. Dabar darbuotojų grafikai yra sudaromi ateinančiam periodui ir kairėje lango pusėje mes matome skyrių pavadinimus, ar ne, o dešinėje, visą tą, ne dešinėje, o centre, visą kalendorių pagal dienas. Apačioje nurodytas periodas, kuriame tvarkomi arba peržiūrimi darbuotojų grafikai. Galima nurodyti, kokiomis spalvomis mes norime spalvinti išeiginės ir šventinės, galima mes jų nespalvinti. Na ir darbuotojų grafikus mes pildome pagal skyrius. Tai pirmiausia, mes 13 tabelio numerį pasižiūrime, pildome per įrankius, spaudžiame įrankį ir čia galima grafikus kopijuoti, jeigu tai yra identiški vienas nuo kito, performuoti, užpildyti darbuotojų grupiai, visiems darbuotojams, galima pakeisti grafiko laiką, galima grafiko laiką pakeisti darbuotojų grupiai.
fiksuoti, panaikinti, pakeisti nustatytą darbo laiką ir taip toliau. Dabar mes grafiko 10 periode šiam darbuotojui neturime ir mes renkamės grafikų užpildymas darbuotojų grupiai. Na ir mum išmeta lentelę, būtent šitam skyriui nurodomus darbuotojus. Ir čia mes galime pasirinkti, kad pavyzdžiui, Jonui Jonaičiui, kuris yra šitoje programoje direktorius, nepildyti. Ir galima pasižiūrėti čia, kokie yra nurodyti kalendoriai, kokie kalendoriaus kodai, vardas, pavardė, tabelio numeris ir kitus duomenis. Mes norime užpildyti abiems, spaudžiame pasirinkti. Na ir toliau mūsų klausia, ar užpildyti grafikus, kam nėra, ar performuoti visus grafikus. Na, mes renkamės užpildyti. Ir programa pildo grafikus ir mes gauname dienas, aišku, jas galima šiek tiek sutraukti pagal poreikį. Matome užsipildytus grafikus taip, kaip mes pildėme ar ne, palei darbo laiką. Dabar, jeigu reikia mums grafikus atsispausdinti, mes spaustume spausdinti darbuotojų grafikai. Turime standartinę ataskaitos formą, kurią galima redaguoti, koreguoti ir pritaikyti įmonės poreikiams. Ir čia galima šiek tiek gal pasididinti, kad pamatytume, kaip atrodo mūsų sudėlioti grafikai. Tai būtent štai šitam asmeniui mes dėliojame pagal grafikų laikus, nurodėme, kad jisai dirba 22 darbo dienas, 181 valandą, ar ne, kaip ir daugiau nei standartinis darbo laikas. Na ir jeigu reikia atsispausdinti, aišku, perkelti formatais ir pakabinti ant sienos įmonėje ar ten, kur reikia. Na ir užsipildžius darbuotojų grafikus, tuomet keliautumėm į tabelį ir kažkada mėnesio eigoje susidėliotumėm iš naujo darbuotojų tabelius. Mes juos performuojam ir matom, kad šitas darbuotojas turi savo tabelį, ar ne. Tai kadangi grafikai yra sudaromi anksčiau, iš tikrųjų yra galimybė, jeigu grįšime prie darbuotojų grafikų, yra galimybė tuos grafikus pelės pagalba spustelėjus pakeisti laikus, spustelėjus dešiniu pelės klavišu pakeisti darbo dienos tipą, kur mes dėjome darbas poilsio dieną, darbas šventės dieną, galima padaryti jam išeiginę ar ne, arba čia atėjus pakeisti dienos tipą, pelės pagalba pataisyti, pakoreguoti. Tačiau paprastai grafikai, kadangi yra sudaromi anksčiau, negu vyksta faktas ar ne, paprastai ten nieko taisyti nereikia. Nebent, na nežinau, jūs negalite suplanuoti, kaip kas dirbs, na gal ir galite, bet negalite suplanuoti ligų, negalite panašių dalykų. Tai visi pakeitimai paprastai vyksta jau tabelyje, nes grafikas yra planas, o tabelis paprastai yra faktas. Apie tabelio keitimą laiko, vėlgi jis yra dadedamas naujas ar ne. Galima dadėti darbas naktį, užsipildyti, kiek ten mums valandų jisai papildomai dirbo. Na, o čia pačioje eilutėje, paspaudus koreguoti, jūs galite pasikeisti, kad faktiškai dirbo 3 valandas, o darbas naktį pradirbo 3, išsisaugoti ir, na, jau keisti taip, kaip reikia. Tai tiek apie darbo laiko apskaitą personalo skaita programoje. Dėkoju už dėmesį ir viso geriausio.